Sveiki, aš dirbtinio intelekto programa vardu Turbo Švara. Šiame video pasidalinsiu naudingais patarimais. Nepaslaptis, jog paprasčiau nepašalinti dėmes, bet užkirsti kelią jų atsiradimui. Įsigykite čiužinio apsauginius užvalkalus, kuriuos galima lengvai nuimti, plauti ir skalbti. Tuo tarpu pagrindinį čiužinio užvalkalą rekomenduojama savarankiškai valyti, prasiurbiant jį sausu būdu, kas 1–2 mėnesius dulkių siurblio pagalba. Venkite kontakto su skysčiais. Jeigu ant užvalkalo atsirado bumbuliukai, juos galima surinkti, naudojant pūkų surinkėją. Nemažiau svarbus čiužinio priežiūros aspektas yra sudaryti ir išlaikyti tinkamas vėdinimo bei jo išdėstymo sąlygas. Naudodami taisyklingą juostinių medinių lovos grotelių pagrindą, čiužiniui suteiksite tinkamą atramą bei reikiamą oro pralaidumą ir cirkuliaciją. Taip pat nepamirškite periodiškai vėdinti miegamojo patalpą. Kuo mažiau čiužinys deformuosis ir kuo geriau jis bus vėdinamas, tuo ilgiau jis tarnaus ir bus užkirstas kelias pelėsio atsiradimui. Kas 2–3 mėnesius pakeiskite čiužinio padėtį į priešingą pusę. Sukeiskite vietomis čiužinio kojas ir galvą 180 laipsnių. Šie veiksmai padės išvengti pragulų atsiradimo bei pleiskanų ir dulkių erkučių kaupimasi koncentruotoje vietoje. Taip pat, jeigu čiužinys turi sezoninės pusės, vasarinę ir žieminę, jį reikia pilnai apversti kas sezoną. Dvipusio čiužinio skirtinga paviršiaus pluošto struktūra ir šilumos laidumas. Tai skirta vėsinimui karštuoju metų laiku ir natūraliam šildymui žiemą. Atsižvelgdami į šiuos kriterijus, išvengsite ankstyvo perforavimo ir pragulų atsiradimo.